Taigi pasiklausę šio nuostabaus jautraus kūrinio ir gal kai kurie išgyvenę į savo sielą, grįžtame į studiją pasikalbėti su pačia jo kūrėja Kornelija Anelauskaitė. Sveika, Kornelija. Sveika. Tai tokia graži ten mergaitė animuota, bėgioja tame klipe. Ką jis simbolizuoja, ar tik ne tave pačią? Tikrai taip, mane pačią ir tai yra toks atspindys mano vidinio vaiko, mano mažos versija, tai tikrai taip esi labai tiksli šitų klausimų. O kaip tu sugalvoji, dedikuoti vis tik tai patį vizualinį visą kūrinį, būtent mažam vaikui, kuris ir esi tu? Kažkaip labai viskas, dažniausiai mano visa ta kūryba, kiek dabar jos yra, viskas ateina labai organišku būdu ir kažkaip iš vidaus išplaukia. Tai iš tikrųjų animacijos pirminiam scenarijui net nebuvo numatyta, bet jinai kažkaip, matyt, pati įsiprašė į klipo tą visą pasaulį, kad būtų lyg paralelinis kažkoks dar istorijos pasakojimas ir tuo pačiu, kad būtų žvelgimas ir iš mažo vaiko perspektyvos, kas man atrodo yra kartais pamirštama, aš pati vis stengiu savo primint, kad ten yra. O kiek dažnai tau tenka ir leidi tam mažam vaikui išeiti į eterį, šiek tiek pasižaisti, pasidžiaugti? Stengiuosi kuo dažniau, jeigu tik jaučiu, kad kažką apleidau arba suabejoju savo pačios atsakymu, tai visada stengiuosi kažkaip pati savo primint, kad palauk, bet tai reikia pažiūrėti, ką čia man pasakytų, nes dažniausiai tas vidinis balsas, man atrodo, būna mažo vaiko balsas ir jisai būna labai vedamas iš tos intuicijos į tikslą ir man atrodo, tas atsakymas būna dažniausiai labai tikslus. Tai dažniau reikėtų turbūt išgirsti čia mums visiems, aš įsivaizduoju, galėtų būti toksai patarimas, ypač prieš šventes turbūt. Kalbant apie tavo pačios karjerą, debiutinis albumas, mini albumas Mudviejų pasilgsiu to pačiu pavadinimu, jisai jau gana garsiai nuskambėjo ir tu turėjai progą žengti į tą lietuvišką sceną fiziškai, pasirodyti, apšildyti tokius atlikėjus, netgi kaip Free Finga. Kaip tu jautiesi toje scenoje, kaip jautiesi pristačiusi debiutinį albumą savo auditorijai? Labai gerai, kaip tik lapkričio gale turėjau pirmąjį tokį oficialų albumo pristatymą, tai man susproginėjo man atrodo, to mažo vaiko širdis iš džiaugsmo ir iš to pagaliau įsipildymo, nes ir ta mergaitė klipe vyjas, tas mėnulis lyg kažkokia svajonė, iš tikrųjų, nes nori gal visko detaliai suvardinti žmonėms, nes yra rakto simbolis, kas galima irgi suvedžioti, kas čia galėtų su kuo sėtis, bet man atrodo, ta svajonė kažkaip ir gavosi, kad aš šią koncerte galėjau pagaliau irgi su jie susitikti fiziškai ir pajaust, kad tiksliai, žinau, ką aš noriu daryti toliau. O kada artimiausiu metu galima bus tave išgirsti kur nors gyvai? Ar yra kokių planų, taip pat kokie tavo tolimesni kūrybiniai planai? Tai kol kas dabar, kadangi visai neseniai įvyko tas koncertas, tai dabar nesu dar suplanavus sekančio. Mintyse jau esu nusimačius, kur tai galėtų būti, bet dabar labiau norėčiau pargrįžti į kūrybinę zoną ir išleisti kūrinį, nes jau jų yra naujų, tai labai norisi kažkaip nepamesto dabar kelio ir jį eiti toliau. Ir dar pasidžiaugti vis tik tai tuo praėjusiu, matyt, koncertu aš įsivaizduoju. Tikrai, Ačiū labai tau, Kornelija, už pokalbį. Iki kitų kartų. Mes dabar